Lapkričio 29. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris yra davęs pažadus. Laiškas Hebrajams 10 skyrius 23 eilutė. Dievo pažadas tai pamatas, ant kurio statome viską, ką tikimės turėti mūsų charakteryje ir būsimoje garbėje. Branginkime šią tiesą taip, kad jokių būdų ir jokia prasme nesileistume į jokį kompromisą. Laikykimės tiesos ne tik pagal raidę, bet ir pagal dvasią, mylėdami ją, nes ji yra teisinga, taip pat graži ir didinga. Ir visada prisiminkime kantrios ištvermės svarbą, kad galėtume ne tik ugdyti ir praktikuoti krikščioniškas malones, bet ir džiaugsmingai priimtume išbandymus, persekiojimus ir sunkumus, kokius Dievas numatė mums kaip reikalingus, kad galėtų patikrinti, kiek išugdytas mūsų charakteris, kuris, kaip jis mums išaiškina, yra nepaprastai svarbus, ir be kurio neįmanoma nei pasiekti, nei išlaikyti tobulos meilės. Žodis vilties čia turi reikšmę tiesos. Judo laiškas 3 eilutė. Turbūt apaštalo mintis buvo ta, kad turėtume ištvermingai pateikti tiesą, darydami tai drąsiai, be baimės ir tvirtai, nors ir didelės kliūtis atsirastų ir stovėtų kelyje. Jo mintis geriausiai suprantama gali būti tada, kai prisiminsime, jog šiame skyriuje pirmiausiai jis aprašo Jėzų esantį šventojoje ir švenčiausioje, o po to kunigus esančius šventojoje. Mūsų tekste apaštalas pateikia mintį, nurodančią į antitipinę žvakidę, kuri, kaip jis nurodo, simbolizuoja bažnyčią su jo sugebėjimais apšviesti ne tuos, kurie yra kieme ar stovykloje, bet tik tuos, kurie yra šventojoje. Taip matydami galime tvirtinti, kad kunigija kūne turėjo tikslą apšviesti vieni kitus giliomis tiesomis. Dievas žada savo malonę tiems, kurie ištikimai ir nepajudinamai vykdo jo gerą darbą. Dievas tikrai įrodys savo ištikimybę visose aplinkybėse ir įvykdys savo pažadus. Klausimai: ar šią savaitę ištvermingai skelbiau tiesą? Kaip Dievas per tai parodė savo ištikimybę? Kokios buvo pasekmės? Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris yra davęs pažadus. Laiškas Hebrajams 10 skyrius 23 eilutė.